Labai skanu. Kaip tikras plovas. Koks skonis? Net neapsakoma, koks skonis. Sveikos mitybos rekomendacijose kasdien girdime, nevalgykite baltų ryžių, balti ryžiai yra blogai. Aš tikrai taip nemanau. Tačiau, kad mityboje būtų įvairovė ir valgytume ne tik tai ryžius ir bulves, bolivinę balandą tikrai kviečiu išbandyti. Jis turi savyje ir skaidulinių medžiagų, turi daug baltymų ir kitų vertingų maistinių medžiagų. Ir šis bolivinės balandos plovas patiks netgi išrankiausiam valgytojui, kuris renkasi tik tai tradicinį plovą. Bolivinę balandą tau reikės užpilti verdančiu vandeniu ir palikti pastovėti 10-15 minučių ir tuomet nukošti. Pirmiausia, pakepinau ant ypač tyro alyvuogių aliejaus svogūniuką, smulkiai supjaustytą su česnaku, tada įdėjau į stiklinį indą, tada toje pačioje keptuvėje pakepinau smulkiai supjaustytą kiaulienos išpjovą, tuomet pakepinau smulkintas daržoves, viską sudėjau vėl į stiklinį indą, galiausiai ant viršaus uždėjau bolivinę balandą išmirkytą ir užpyliau verdančio vandens. Patiko mano receptas, išbandysi jį, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare daugiau receptų. O jeigu reikalinga ne tik tai sveiki receptai, bet iš esmės pagalba, nes galiu tau padėti. Aš vedu mentorystę, kuri yra individuali, skirta tik tai tau ir gali pagelbėti jaustis geriau ir žvaliau. Užpildyk mitybos klausimyną ir registruokis pirmai nemokamai konsultacijai, kurios metu aptarsime, kuriuose vietose reikalinga tau pagalba ir pateiksiu, kuo aš galiu tau būti naudinga.